Pirmiausia, nuspręskim, kaip mes jį pavadinsim, nes jis yra, aš kaip sakau, City Soko. City Koko. Visi sako gal, visi sako City Koko, ar čia aš tik vieną City Soko sakau? City Soso. Parašykit komentarus. City Koko, City Soko, City Soso. Galit vadinti kaip norit. Todėl, kad aš netikslinau, reikėtų gal pasižiūrėti, kaip tiksliai tarė, bet City Soko, o taip sakysiu. Ir turim šitą modelį HR, kaip čia rašo, HR2-4, jis yra registruojamas yra ir praktiškai be variantų, nes, kaip žinom, vienus reikia registruoti, kitus galit pasirinkti registruoti. Tai šitas yra būtinas registracijai, nes yra 2000 W. Aišku, jūs galit bandyti važiuoti su juo, neregistravęs. Palangoje, bet jis jūs, jeigu sustabdys, patikrinti jūsų galę ir pamatys, kad čia yra 2000 W, kliurkti nebėra, man atrodo. Jeigu gerai žinau, tai ar konfiskuoja, ar dar kažką, nerizikuokit geriau gal. Tai užsiregistruojat, 2000 W, 60 V, 20 Ah ličio baterijos. Matot, ką aš vairuoju, nes aš žiūriu ir užrašinę, kas čia parašyta. Rašo, kad nuvažiuoja 50 km/h. Ne, 5 km/h, o nuvažiuoja atstumas 50 km. Kaip ir su visais kitais, aš jums kalbėjau jau daug kartų, jeigu yra 50 rašo maksimumą, reiškia, jūs turit 10 km nusimesti, nes važiuosit komfortiškai, spausit gazą, to norėsit, svoris dar neaiškus, laikas, kaip važiuosit įvairiais maršrutais, keliais ir taip toliau, tai greičiausiai maksimumą nenuvažiuosit. Taip, dabar galim pradėti. Čia tu taip mane labai čia filmuosi. Tai gerai, pradėkim nuo lempos priekinio. Būk čia jau tada. Čia yra trumposios. Ne, čia išjungiu. Čia gabaritai. Čia gabaritai, o čia yra trumposios. O ilgasias mes net neturim. Posūkis veikia. Taip, posūkį veikia, žiūrėk, kaip gražiai. Matai? Kaip mandriai, bėganti eilutė, kaip naujuose mandriuose mašinuose. Bet kad ilgų šviesų nėra, šiaip įdomu. Ar čia ilgas ir trumpas? Ne, o čia yra tau iki kelio. Čia gabaritai. Tai va, tai matyti užtenka šitokių lempų būtent tam. Taip, gale apšvietimas, elementarus stopas stovi. Posūkė, aišku, irgi yra, bet va, stopas ir galinis žibintas. Numerių apšvietimas, ne? Numerių apšvietimas. Yra, dega? Jo, baltai šviečia. Tam, kad reikia. Jis yra dvivietis. Galit naudoti 2 žmonėm. Čia yra, vat, kojom pasidėti. Ir vieną vietą, antrą vietą. Šiaip gan patogiai padarytas, tai jau aš manau, kad kai kur būna, pavyzdžiui, atsiai dvivietis, bet ten susėsti jį labai sudėtinga. Čia, kiek matau, panašu, kad tikrai turėtumėt tilpti dviesi. Nes arba gali čia, pavyzdžiui, pasidėti kažką prisisekti, netgi krepšą gal pasidaryti, kad jeigu jūs jums nereikia, kai jis būtų dvietis. Bet galimybė yra. Ateik, dabar parodysiu tą displėjų vadinamą. Nuplėškim šitą daiktą. Taip, rodo netgi 17 laipsnių, tu su Maikė įsivaizduoji, koks tu stiprus vyras. 17 laipsnių rodo lauke, nes aišku viduje esam, tai termometrą turim. Netiek dažnai aš mačiau, kad termometras būtų. Čia labai fainai visai sakyčiau. Termometrą turim baterijos indikatorių, turim voltažą baterijos, kilometrą nuvažiavimą, greičius. Čia yra greičiai, galima keisti 2, matot, pasikeitė. Keičiam 3, pasikeitė į 3. Čia yra, reiškia, greičiausias. Turim pipsį. Taip. Ir kilometražas, čia nėra kažko labai stebuklingo. O, čia žiūrėkit, 2 pipsiai. Kaip įdomiai, galit čia jau tikrai erzinti žmonės. O jeigu 2 vienu metu paspausi garsus? Baisu. Šiaip labai garsus signalas. Taip, gražiai šiaip šviečia naktį turėtų ir nemaišyti žiūrėti priekį, nes būna, kad kartais spigina tie visi displėjai į akis. Ir tikrai matosi gan labai aiškiai, sakyčiau, visai neblogai. Sėdėsena. Jo yra patogi, aišku, mano ūgis, šiaip įdomu, kaip tu čia atsisėstų. Bet, ką, taip sėdėtume, ne? Arba tu iš vis galėtum taip sėsti. Nes taigi 2 metrai ūgį. Taip, tai va.
Tai sėdėsena yra tikrai nebloga, man asmeniškai. Amortizatoriai priekiniai, gale 2 amortizatoriai. Šiaip minkšti, sakyčiau. Hidraulika, stabdžiai, kaip ir priklauso 2000 W motoroleriui chopperiui vadinamam. Taip, apie priekį kažką papasakau. Nu, veidrodėlį čia pagal stilių maždaug padaryta rankenėlė, sakyčiau, visai gražiai. Taip, kojelė. Žiūrėkit, dabar fainiausias dalykas šiame įrenginyje. Aišku, visuose juose taip yra, bet jūs galite šitą bateriją pasimti, kitas raktas, atsirakinam, išsitraukiam, parsinešam namo ir kraunam. Čia turbūt vienas iš didžiausių privalumų šito prietaiso. Baterija, kadangi apskritai yra vienas iš vertingiausių šio daikto reikalų, nes yra ir ličio, tai ją verta ir saugiai laikyti, ir šiltai laikyti, tai yra labai patogu. Pasiėmiai, nesunki, parsinešiai pasikrovęs, įsistatėjai, žiūrim kaip įsistato, kabliukas, va, nesulaužiau, užrakinai ir įgrūdai tą. Ir viso. Gali lėkti. Gali. Va. Žiūrėt. Taip. Signalizacija. Turim signalizaciją. Lygiai taip pat kaip visi veikia. Tik čia kažkodėl nėra signalo pačio to per atstumą, kad pagazdinti žmonės, bet mes galim per atstumą jį įjungti. Galime per atstumą jį išjungti. Galime užrakinti, tada mes, pavyzdžiui, esam vagis, norim paimti ir jisai net žiūrėk, matai? Užblokavęs ratą, jis net nerėda, o įdomu, aš ten kitur, kur sakiau, jis rėdėjo, o žiūrėk, atsijungia, tada gali važiuoti, bet vėl pradeda kaupti. Tai šiaip labai neblogai šiaip ta signalizacija padaryta. Tada atrakinu ir aš jau galiu su juo važiuoti. Taigi, City, Soko, Koko ir visus kitus pavadinimus, kuriuos žinot, galite įsigyti pas mus, mankius.lt, arba atvažiuokite į vietą geriausia, pasižiūrėsit, išsirinksit ir nusipirksit Vilniuje ir Kaune. Visi žinot kur.